Spalio 11 dieną Nemunas prie Lampėdžių. 8 valanda ryto. Via Baltica, paspaudžiau. Ūkai, upių tėvo slėnis, ponas Stanislavas. Ką mes čia randam? Čia yra ne žvinai, o čia yra smulkintos plasmasės. Plasmasės gabaliukai. Ir smulkinta ne su žirklėm naminiam, o su kažkokia technologija. Raudondvario plente yra firmos, kurios perdirba ar presuoja tos plasmasinės atliekas ir išeina va tokie gabaliukai plasmasės ir juos vietoj to, kad išvežtų pagal paskirtį, kažkur pila į Nemuną per lietaus kanalizacijos vamzdžius. Ir čia yra tonomis kenkiama gamtai ir turėtų gamtos apsaugos ministerija to susirūpinti, gamtininkai. Tai aišku, nelengva surasti teršėjus, bet tikėsimės, kad suras žmonės šitos teršėjus. Gamyklėlės tokios, Raudondvario plente. Šiaip vargšas upių tėvas, nors va turi ir šaltinį. Žvejus mėgėjus tai lengviausia pagauti. O visokie tepalai matosi. Tepalai irgi iš lietaus kanalizacijos čia eina. Štai. Va, einam toliau link Kauno centro iš Lampėdžių ir matom irgi tokį patį vaizdą. Va, tas smulkintų plasmasių šleifas taip ir tęsiasi toliau. Va. Va tas Lampėdžių tiltas, kur važinėja mašinos į vakarų Europą, čia Varšuvos kelias. Ir va toliau matosi irgi plasmasės tos pačios. Nu ir ieškom, kur tas išpylimo vamzdis, einam link to. Kas tokia? Nauja rūšis Samanumo kanalizacijų, matai? Aha, jau ten pasidengęs visas dugnas tuo baltom atliekom. Čia yra košmaras. Nu ir va, deriniai kokie. Deriniai spalvoti ir bespalviai. Vat Kaunas nekultūros sostinė. Nu ir va, beveik radom kaltininką šitų išmetamųjų nuotekų šlikštynių. Va ten, kur išbėga. Čia yra upelis netoli tilto ir iš to upelio matosi bėga. Nu ir va, einam tuo kanalu aukštyn link Raudondvario plento. Va, žiūrim. Čia pribėgė iš seniau labai daug, čia leidžia matyti. Vanduo būna pakilęs, va kiek tų plasmasių čia mėtosi prie augalų šaknų. Va, toliau čiurlena, bet dabar nėra nuleidimo, nes yra šeštadienis, niekas nedirba, tik likę seni teršalai. Va, čia yra lietaus kanalizacija, kuri bėga iš Raudondvario plento. Nulijo nuvalęs, čia būna didžiulis sluoksnis. Oho, tai kodėl čia taip aukštai pakyla? Nemune vanduo pakyla, čia verčiasi, čia gaunasi kaip. Ai, čia lygis Nemuno būna toks, iki čia jo? Jo. Oho. Čia labai senai tas bambalis. Nes žinai, kame šaknis, kada jiegi teršia jau 3 metus, jiegi teršia ir žiemą. Ateim žiemą rasi. Ir žiemą tas pats, jo. Tas pats, pavasarį lygiai tas pats. Nu jo, čiagi gamyba ta pati. Nu, 3 metai išeilius. Einant Nemunu žemyn, nuo Lampėdžių tilto situacija nesikeičia. Čia to plasmasinio brūdo primėtyta vandens prinešta labai plačiai ir toli. Va matosi. Ir kaip vietiniai gyventojai sako, čia jau 3 metus tas tęsiasi ir jokios valstybinės gamtos apsaugos organizacijos tuo nesidomi ir nesirūpina ir kaltų neieško.
Pilna baisu, kad nusėtų. Jo. Čia tonom. Tonom čia varo. Tonom, tai kad pilna visą pakrantį, va, eik. Taip.